Finansų ministerijos pateikti nekilnojamo turto mokesčių pasiūlymai yra mizeris palyginus su saldainiu, kurį pateikė mums Finansų ministerija, ir šiandien šį saldainį mes išlukštensim. Šitas NT mokestis yra padarytas tam, kad nukreipti dėmesį nuo iš tikrųjų dalykų, kurie kirs mums visiems per kišenę. Finansų ministerija pateikė balandžio vidury naujus mokesčių pasiūlymus, ale mokesčių reforma, o iš tikrųjų tai yra mokesčių didinimas. Tai pakalbėsim šiandien apie labiausiai eskaluojamą nekilnojamo turto mokestį, kiek kainuos kiekvienam nauji pasiūlymai, kaip tai paveiks mūsų mokestinę bazę. Ir video pabaigoje sužinosi, o kasgi slypi po pačiu nekilnojamo turto mokesčiu ir kur yra didžiausias pavojus mūsų gyventojams. Taigi, koks yra šiuo metu nekilnojamo turto mokestis, kad įsivertinti, o kokie čia tie bus pasiūlymai. Tai šiandienai iki 150 000 vertės turtui yra netaikomas NT mokestis, nuo 150 iki 300 000 taikomas nuo 0,5% tarifo. Na, kaip pavyzdys, kiekviena savivaldybė turi savo tarifus ir, tarkim, Vilniaus miesto savivaldybė taiko 0,7% tarifą. Bet visam video imsiu 0,5 tarifą, kad nebūtų tiktų kiekvienam Lietuvos NT turėtojui. Nuo 3 iki 500 000 vertės turtui dabar taikomas 1% tarifas, nuo viršiančiam 500 000 eurų sumą taikomas 2% nuo turto vertės tarifas. Tai kokius mokesčius mums dabar siūlo Finansų ministerija? Iki 40 000 taikyti neapmokestinto NT ribą, ką mes šiandien turim 150 000, nuo 40 iki 200 000 taikyti 0,1% nuo turto vertės kas metus mokestį, nuo 200 000 iki 400 000 taikyti 0,2% tarifą, ir nuo 400 000 iki 6 000 taikyti 0,5% tarifą. Didesniai vertei nei 600 000 taikyti 1% tarifą. Tai pagal Lietuvos buhalterių asociacijos paskaičiavimo lentelę, kurią radau jų Facebook'o grupėje, matome akivaizdžiai, kad yra palyginimai su dabartiniu mokamu mokesčiu ir pasiūlymu. Dešinioji pusė yra būtent projektas, tai yra pasiūlymas, ką dabar siūlo mums Finansų ministerija. Tai jeigu įvertinus, kad iki 150 000 dabar visai nemokėjom jokio nekilnojamo turto mokesčio, tai po pasiūlymo, jeigu jį priimtų, čia yra dar tik pasiūlymas, bet tektų mokėti, tarkim, 100 000 vertės butą 60 eurų per metus. Jeigu turto vertė yra didesnė, akivaizdžiai tas mokestis kyla, bet ką norėčiau atkreipti dėmesį. Pasižiūrėkit pirmas stulpelis standartas esamų mokesčių ir pasiūlymo mokesčių standartą. Akivaizdžiai matome, kad brangus nekilnojamas turtas atpinga, o pigus nekilnojamas turtas, jam pritaikomas nekilnojamo turto mokestis. Tai ar tik man vienam čia taip atrodo, kad didžiausiam nekilnojamo turto vertei turtingiesiam sumažėja nekilnojamo turto mokestis, o turintiems nedidelius būstus, kurie gyvena savo būstuose, ta kaina pakyla. Dar šitoje lentelėje pritaikoma, kad jeigu esate deklaravę gyvenamąją vietą ir tai reiškia, tai yra jūsų pirmasis būstas ir jūs jame gyvenat, jums pritaikoma 50% mokesčio lengvata. Bet mes visi puikiai žinom, kaip su tom lengvatom yra. Kažkurį laiką jos ant stalo, o ateis momentas, nuspręs ir ją panaikins. Taip pat yra įtraukta ir lengvatinės sąlygos šeimoms turintiems 2 vaikus ar turintiems neįgalių vaikų, jiems pritaikomos dar didesnės lengvatinės sąlygos ir iš esmės šeimos su vaikais moka mažesnius nekilnojamo turto mokesčius. Tai iš principo, jeigu paimti, tarkim, butas Vilniuje senamiestyje, kaina nuo 300 000 eurų, tai mokėjo tokio turto turėtojai 750 per metus, dabar mokės 360. Jeigu jame yra deklaravę savo gyvenamąją vietą, mokės 180. Vėlgi, jeigu yra sutuoktiniai ir turi tą turtą, jums per abu yra 80 000 eurų neapmokestinama suma jūsų būstui, pirmajam, kuriam jūs gyvenat. Tai va, rezumuojant, nekilnojamo turto mokestis nei blogai, nei gerai. Na, aišku, blogai tiem, kurie turi didžioji dauguma Lietuvos mažesnės vertės butus ir dabar jie turės mokėti po to 60, po 110 eurų kas metus. Tai jiems tai tikrai yra nemaloni žinia, tačiau brangaus nekilnojamo turto arba kas turi daugiau nekilnojamo turto objektų, jiem ta kaina sumažėja ir jie mokės mažiau turto mokesčio. Tai kur dabar sakiau, kas dabar slypi po to nekilnojamo turto mokesčių?
Prie nekilnojamo turto mokesčio yra krūva mokesčių, kuriuos pateikė Finansų ministerija ir vienas iš jų gyventojų pajamų mokesčio tarifas. Čia dar nėra įsigaliojęs, tai yra tik pasiūlymas. Mano galva, šis NT mokestis pateiktas tik tam, kad nukreipti dėmesį, nes iš esmės visi nervuojasi, ypač didžioji Lietuvos dalis, kurių nekilnojamo turto vertė yra iki 150 000 ir jie dabar nemoka mokesčio ir jie nenori mokėti mokesčio ir važiuoja į mitingus ir taip toliau. Visa žiniasklaidos dėmesys irgi yra ties to nekilnojamo turto mokesčio. O esminis dalykas, į ką beveik niekas neatkreipė dėmesio, iš tikrųjų, kurie kirs mums visiems per kišenę ir bus skaudžiausiai kirs, tai būtent progresinis gyventojų pajamų mokestis. Dar nesupratot, ką tai reiškia? Tuoj paaiškinsiu. Šitas progresinis gyventojų pajamų mokestis dabar skaičiuosis nuo visų pajamų. Ne tik nuo darbo, individualios veiklos, nuomos ar kažkokių tai kitų pajamų, kurios turite, bet ir nuo turto paveldėjimo ar turto pardavimo. Dabar jau supratote, kur lenkiu. Tarkim, paveldėję tėvų namą, automobilį, banko sąskaitą, jų turtą, jūs turėsit susimokėti pagal gyventojų pajamų mokesčio tarifo lentelę. Jeigu, kaip pavyzdys, paimkime 300 000 eurų vertės butas senamiestyje arba centre, paveldėtas iš močiutės ar iš tėvų, tai už tokio buto paveldėjimą jūs turėsit sumokėti 36% GPM mokesčio. Ką tai reiškia? Nuo 300 000 eurų vertės buto jūs sumokėsit 108 000 eurų GPM mokesčio. Čia yra esminė vieta, kuri daugiausiai kirs mums per kišenį, jeigu šitie pasiūlymai įsigalios. Įdomu, kiek dabar nuo tokio buto paveldėjimo sumokėtumėt? 21 000 eurų. Jeigu iš tėvų jis paveldimas, nereikia mokėti pilno mokesčio. Tai su paveldėjimu turbūt viskas aišku, tačiau tie patys GPM tarifai prisitaiko ir turto pardavimo atveju, ko anksčiau nebuvo. Turto pardavimo atveju uždirbtas pelnas nuo kainos skirtumo pliusuosis prie jūsų metinių pajamų ir reikės mokėti mokesčius pagal siūlomą GPM tarifų lentelę. Pavyzdžiui, jeigu pardavėte butą, kurį išlaikėte keletą metų, mažiau negu 10 metų, ir tarkim pardavėte jį 150 000 brangiau, tai nuo 150 000 pasižiūrėkit pagal GPM tarifą, į kurią grafą jūs papuolate. Jūs papuolate į 32% kategorijos tarifą, tai reiškia, kad nuo 150 000 eurų pajamų pelno jums reikės susimokėti 48 000 eurų pajamų mokesčio. Oho, tai beveik trečdalis. Tai va, tai jeigu įsigalio šitie nauji pakeitimai, labiausiai įtakos turto pardavimo atveju ir turto paveldėjimo atveju mokesčiai. Tikiuosi dabar jau aišku, kokius čia mokesčių pasiūlymus mums siūlo Finansų ministerija ir kaip jie įtakos mūsų kišenę. Be abejo, kad visa tai yra tik pasiūlymai, dar tai nėra įsigalioję, tai dar negalioja, tai yra tik pasiūlymas Finansų ministerijos, bet aš tikiuosi, kad tau aišku, kokius pasiūlymus mūsų naujoji valdžia teikia ir pasidalink su draugais, jeigu manai, kad būtų naudingas šitas video pasižiūrėti ir be abejonės, jeigu patiko, uždėk bent jau like arba parašyk komentarą. Tai ačiū tau, kad žiūrėjai ir iki susimatymo kitose video.